Tai laba diena, sakome visiems sportinės karpių žūklės mėgėjams esantiems namuose Lietuvoje, visiems tiems, kurie serga ir jau galvoja apie būsimą 25-ąjį pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatą, kuris prasidės poryt. Mes su mano bičiuliu Mindaugu visą naktį jau pravažiavom Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, šiuo metu esam Vengrijoje ir iki vietos liko ne tiek ir daug, bet ne tai, ko gero yra svarbiausia. Svarbiausia, Mindaugai, yra tai, dėl ko mes ten visi lekiam. Lekiam dėl sportinės karpių žūklės pasaulio čempionato. Lekiam dėl to, kad mūsų rinktinė yra naujos sudėties, nauji kapitonai. Rimantas Kičas ir Deividas Sabonis šiemet stoja prie rinktinės vairo ir tikrai panašu, kad viskas turėtų būti gerai, namų darbai padaryti, žvalgybos atliktos, treniruotės padarytos. Labai rimti namų darbai, kiek teko. Dabar vienintelis dalykas, kas turi pasisekti, tai Fortuna turi mums šypsotis. Rytoj trauksim burtus. Eiliškumą ir tada jau bus aišku, ar tie mūsų naujos rinktinės sudėties nariai galės parodyti pilną savo galią, meistriškumą ir prognozijas yra geros, kad galim kažką pasiekti, bet vis dėlto tas kablelis ir bet būna visada, tą mes žinom. Šiam sporte Fortuna irgi žaidžia labai didelį vaidmenį ir jeigu ji šypsosis, bus sėkminga mums, tai manau, kad viskas pasiseks gerai. Mes su Mindaugu visą naktį pasikeisdami vairavom, tai ko gero girdit, kad Mindaugas jau tokiam šiek tiek sulėtintam filme, jau taip filosofiškai masto. Kalbėkim paprasčiau. Lekiam tam, kad jums parodyt, kaip sekasi mūsiškiams. Taip, kad nepamirškit mūsų prenumeruoti visose resursuose, Facebookas, Instagramas, būtinai YouTube'as. Jei atkreipėt dėmesį, tai Facebookas po mėnesio ištrina visas buvusias tiesioginės transliacijas. Tai būtinai užsiprenumeruokite Lietuvos karpininkų asociacijos paskyrą YouTube kanale, nes būtent į ten darysime tiesioginės transliacijas. Tiesioginės transliacijas darysime tik nuo vieno vandens telkinio, nes prie kito visiškai nėra jokio ryšio, taip kad turėkit omeny, tai iš vieno vandens telkinio transliuosim, iš kito filmuosim. Ir aišku, kiekvieną dieną laukite dienoraščių iš Kroatijos, tenais sužinosite visas dienos aktualijas, tikrai pamatysite savo mylimus žvejus, pamatysite, kaip jiems sekasi, sužinosite naujausią informaciją apie tai, kas įvyko tą dieną, būsite tikrai informuoti, suteiksime maksimalų kiekį informacijos, taip kad esame pasiruošę. Štai tiek, turime visą dėžę action camų, kuriuos išdalinsim chebrai, ačiū kompanijai Promaxa. Taip, jei Promaxa, tai žinokit, pusės to nematyti. Jo, tai pridalinsim kamerų, kapitonam visur prikaišusim, kur galėsim, kas kiek nufilmuos viską rodysim, nes bus ir tiesioginės, ne tik tiesioginės transliacijos, bet ir gaminsime tas tradicinės vakaro apžvalgėles, galbūt vakarais ir šiek tiek bandysime pašnekinti kapitonus tiesioginėse transliacijose, viską žiūrėsim iš eigos, žinom, kur važiuojam, žinom, ko važiuojam, taip kad lieka ne tiek ir daug. O dabar, Mindaugai, svarbiausia, aš manau, per daug nešnekėt, dabar svarbiausia neužmigt per tuos likusius 300 km. Varom į Džakovo miestelį, kur mūsų laukia Jošavos ir Boroviko užtvankos. Man kaip dzūkam patinka. Baraviko ežeras ir laukiam prasidedančio čempionato, pasakosim viską jums, o dabar, kaip minėjau, svarbiausia neužmigt. Sėkmingai pasiekti kelionės tikslą. Iki. Einam įsikursim. Einam, taip sakant, pažįstamų veidų ieškoti. Pažindintis. Po parą nemėgė.
Gerai, varom daryti kažką. Prieš jūsų akis Jošavos užtvanka. Jo statyba baigta daugiau nei prieš 60 metų, 1964-aisiais užtvenkus Jošavos upelį. Jošava telkšo visai netoli čempionato centro Džakovo miestelio, viso labo keli kilometrai šiaurės rytų kryptimi. Pagrindinis užtvankos statybos tikslas – žuvies auginimas, sportas, na ir žinoma poilsis. Tokia ši užtvanka yra ir šiandien. Visą pietinį krantą galima apeiti pakrantės keliukais, čia vyksta bėgimo, dviračių ir klajimo, na ir žinoma žvejų varžybos. Įdomu tai, kad neįtin seniai šis vandens telkinys buvo visiškai išleistas, išvalytas nuo nevertingos žuvies, labai dideli plėšrūnai iškelinti į kitus telkinius, nuo užtvanką vėl užpildžius vandeniu buvo įleista ichtiologų rekomenduojamas kiekis karpių. Tad nenuostabu, kad vidutinis jų dydis svyruoja tarp 5–8 kg. Dėl įvairovės įleista ir keletą senolių, nors gandai byloja, kad didesnio nei 10 kg karpio čia nesugavo niekas. Na, pagyvensim, pamatysim, čia atvažiavo lietuviai. Kokia informacija svarbi mums? Žvejams, ką mes žinome tiksliai, čia bus įkurtintos čempionato B ir C zonos. Sektoriai išdėstyti per visą užtvankos ilgį, gerokai suspausti, gaudysim su varžovais surėmę petis į petį. Mūsų matavimais plotis tarp krantų zonose svyruoja tarp 130–270 metrų. Žinynai teigia, kad didžiausias gylis užtvankoje yra apie 3 metrus ant senojo upelio vagos. Bet čia pažiūrėsime, ką pasakys sportininkai. Viskas priklauso nuo laikmečio, o ir internetas ne visada žino tiksliai. Kur geriausiai per treniruotę sekėsi mūsiškiams? Vagoje. Prieš ją, už jos, o gal ir panašiai, čia jau nutilėsime. Jau įjungta informacinė higiena, tai atskleisti galime ne viską. Jei mes įsivaizduojame, kad prieš Jošavą jau tikrai turime supratimą, kapitonai čia ilgai atidirbo prieš rinktinės treniruotę, visa rinktinė dar buvo daugiau paspaudė čia treniruotės metu, tai kroatai apie šį telkinį tikrai žino viską. Būtent šioje užtvankoje ne pirmą dešimtmetį vyksta giliausias tradicijas turinčios Kroatijos karpininkų varžybos – Kro Karp Cup. Belieka tikėtis, kad kai šis vandens telkinys yra tokiose žvaigždžių aukštumose, Jošavos vandenyje, o ypač ir dugne, turėsime kur kas padoresnės sąlygas nei pernai, čia pat Kroatijoje, už 60 km. Įdomu, kokias įžvalgas apie šią užtvanką mums gali papasakoti komandos kapitonai. Tai Jošava irgi yra žuvinga baisiai užtvanka, kuri realiai turi didelį kiekį žuvies. Taktiką kaip ir turim, bet ar jinai pasitvirtins, matysim prie vietos. Kažko labai daug pasakyti detalių kaip ir nelabai norėčiau, bet Jošavai galiu pasakyti taip. Lems metimas, kiek įmanoma spaustis prie kito kranto. Kas pasieks kitą pusę, tas, manau, turėtų ir gaudyti. Anot mūsų rinktinės kapitonų, Deivio ir Rimanto, būtent Jošavos užtvankoje, prie kurios dabar ir esam su Mindaugu, Jošavos užtvankoje būtent ir vyksta didžioji kova, kur iš tikrųjų sportininkai kaposis petys į petį. Sektoriai, karpis dėjo krūmuose, sektoriai viens prie kito išrikiuoti pagal normatyvą. Yra normatyvinis tarpelis, vėl sektorius. Nenuostabu, nes jau kalbėjom apie tai, kad tai yra sportinis vandens telkinys. Daugybę metų čia vyksta vienus didžiausių karpininkų varžybų Kroatijoje. Taip kad telkinys jau atidirbtas, krantai atidirbti. Dabar belieka atidirbti mums, atidirbti mūsų žvejams, jums žiūrovai palaikyti mūsų žvejus. Nes pasaulio čempionatas, tie didieji pasauliniai karpininkų atlaidai vyksta tik kartą metuose ir dėl jų mes ir stengiamės visą sezoną, kad susirinkę su šiuo atveju 33 stipriausiamis pasaulio komandomis galėtume įrodyti, kad lietuviai taip pat moka puikiai gaudyti karpius. Fainas vandens telkinukas to Jošava. Šiaip įsivaizdavau truputėlį platesnį,
bet iš tikrųjų vietomis iš tikrai yra siauras ir matosi, kad labai didelių pastangų nereikalaus, kad numesti į kitą krantą, jeigu reikės. Gerai, gana čia kalbų, daugiau vaizdų duokim žiūrovam, lekiam į Boroviką ir pasižiūrėsim, kas ten. Kiek žinau iš pirmų įspūdžių iš rinktinės narių, ten turėtume pamatyti visai kitą vaizdelį. Dar vienas dirbtinis šių metų pasaulio čempionato telkinys – Boroviko užtvanka zona A. Užtvanka kiek jaunesnė, pastatyta 78 metais patvenkus Vukos upę. Borovikas telkšo maždaug 20 km į vakarus nuo Džakovo ir šis telkinys yra didesnis, maždaug 7 km ilgio, vidutinis plotis apie 300 metrų. Džiaugiamės ir ežero išplanavimu, telkinys irgi rekreacinis, turime patogius keliukus, kuriais bėgiosime pas saviškius. Sektoriai zonoje A įkurdinti viename krante, didžiąja dalimi prieimai prie jų, ne visi švelniai tariant patogus, bet susitvarkysim. Atstumai tarp krantų vyruoja nuo 120 metrų pačiose užtvankos galuose iki bemaž 400 metrų plačiausiose vietose. Įdomu tai, kad gyliai čia taip pat kur kas rimtesni yra vietų, pavyzdžiui, čia ties vandens nuleidimo damba, kur gelmė pavasarį siekia net 15 metrų, bet sektorių čia nebus. Ypač pagilėja šiaurinėje dalyje, tokioje kojoje, kur bus įkurdinti A zonos sektoriai nuo 18 iki 33. Čia sektoriai suspausti petys į petį ir tikėtina, kad pažvejoti teks giliai. Po treniruočių stovyklos rinktinės nariai tikrai liko maloniai nustebę, kad žuvis neblogai kimba tiek iš giliausių, tiek ir iš seklesnių vietų. Didžioji dalis sektorių nuo 1 iki 17 išdėstyti kur kas erdviau, su didesniais tarpais, vieni išsikišia į priekį, kiti įlankose, kurios apsunkina tolimo vandens pasiekimą. Apie šį vandens telkinį daug informacijos turi ne tik mūsų kapitonai, bet ir FishDeep per premium licenzijos naudotojai. Kaip rašo pati programėlė, telkinys suskenuotas beveik 100%. Tikėtina, kad prie to prisidėjome ir mes. Borovikas turi irgi savo niuansus, turi, kaip sakau, pašalinę žuvį, kuri mums yra neparanki, turi kliuvinius, ne visi sektoriai turi kliuvinius, bet turi tokį mišką, kad ojojoj. Tai sektoriai gal kažkiek ir iš video matysis, vienu žodžiu, yra gerų sektorių, kurie reljefas, kaip sakau, tobulas, bet yra tokių kaip kalnų ožių. Kalbama, kad Borovike plaukioja nemažai 20 kg ir daugiau sveriančių karpių, įspūdingi yra amūrų dydžiai. Treniruotės metu mūsiškiai rankomis jau sulenkė su 14-18 kg svėrusiais egzemplioriais. Anot vietinių, šiemet Borovike užfiksuotas amūro rekordas, net 28 kg. Sunku patikėti, nesu tokio matęs gyvai. Labai tikimės, kad būtent tokio kalibro žuvis kibs tik mums. Ir po 3-4 išvažiavimus per valandą. Ko dar reikėtų išvengti Borovike, tai labai didelių ir labai mažų šamukų, kurie taip pat mielai ėda jaukus bei masalus. Čia nieko nestebina šamai virš 2 metrų ilgio, bet dar labiau erzina maži invaziniai šamukai, kuriuos vietiniai vadina amerikanskiai sum. Amerikietiškas šamukas. Anot mūsų rinktinės kapitonų, jei į sektorių užplaukė būrys šių žuvelių, lauk bėdos. Tikėkimės, kad bėdos mus aplenks. Reiks kažkaip prisitaikyti prie tų šamų, kažkaip reiks susidraugauti su jais, kad jie neužsėstų ant mūsų taškų. Vaistų kaip ir turim tam, treniruotės metu padarėm, kad jie nepultų, o kaip eis, matysim. Na ir bendrai apie abu vandens telkinius kalbant, negalima pamiršti, kad abu jie yra dirbtinės kilmės. Tai reiškia, kad suformavus užtvankas buvo užlietos pakrantės su medžiais, krūmais ir kitais nemalonumais dugne. Ta mūsų rinktinė jau patyrė savo kailių treniruotės metu, bet plius minus žinome, kas, kur ir kaip, tad vilėmės, jog pavyks kažkaip išsisukti. Wow, sektorius, kuriam tikrai reikia aukštalipio licenzijos. Žalio supratimo neturiu, kaip čia kažką pasistatyti. Meškerės, okei, pasistatysim, bet palapinę gal ten kažkur kamputį. Čia analogiška situacija. Norėtųsi pagrumuoti pirštu čempionato organizatoriams, kita vertus tikrai suprantu jų tą sunkią duoną. Reikia susodinti be galo daug komandų. Pasaulio sportinė karpių žūklė yra viena populiariausių disciplinų.
daug šalių nori rungtis ir jau yra didžiulė problema rasti tokius vandens telkinius, kurie talpintų 33-35 ar daugiau komandų. Ne šiaip sau kroatai antrus metus iš eilės čempionatų ištiesia tokią pagalbos ranką, siūlydami varžybas per 2 vandens telkinius, kaip yra ir dabar. Bet va čia tai nežinau, tikrai nežinau, ką čia daryti. Kita vertus, pasikartosiu, lai tik kimba. Atvažiavom, buvom vieni, o dabar privažiavo pilnas krantas rinktinių, komandų. Matau ir Lenkus, štai su Lenkais puikiausiai bendraujam. Matau ir vietos meškeriotojus iš Kroatijos, matau belgus, bulgarus, ką čia dar, na žodžiu. Visiems tikrai didžiulis susidomėjimas tuo, kas čia vyksta. Bus karšta. Nie ma wyboru, bo... Dzień dobry. Te spady takie nowe. Mówimy się tam pod koniec. Jau tarėsi, jau vietas dalinasi. Gerai, lekiam namo, turim dar labai daug užduočių. Dirbam, važiuojam toliau. Ką, pusantros paros lakstom, bet savų dar taip ir nematėm. Grįžom nuo ežeriukų, lekiam. Nagi, rodykit, ką turit. Laukiam. Sveiki gyvi. Lietuvos rinktinė. Nealkoholinis, žinoma. Sulkis, va šaunuolį. Einam. Taip, net svėrėjai pas jumis į sektorių neina. Ta prasme, jūs pastatot ant ribos, ant linijos matą, svėrėjai stovi kitoj pusėje. Bet svėrėjas negali įeiti į sektorių. Ir jeigu jūs tą padarysit, gali būti rezultatas. Gali būti. Nesakau, kad nebus. Susirinkimas baigtas, dedamės į rankas. Mes visi už Lietuvą! Varom į kapitonų susirinkimą. Šiandien trauksim eiliškumą ir panašu, kad klausysim tų pačių klausimų, kuriuos girdime metai iš metų. Šito praleist gaila norėtumėm, bet neįmanoma. Taisyklės aiškiai išspausdintas, bet labai aiškiai parodo, kad labai daug šalių jų net neskaitė. Bet svarbiausia, kad tos durnus klausimus, kas parašyta juodą ant balto, išsiaiškintų šiandien galutinai. Aišku, bus šiandien techninių klausimų, kurie visą laiką yra pagal kiekvieno telkinio specifiką, nes matom Jošavą, tai telkinys ten, galime sakyti, sportui idealus, viskas lygu, viskas gražu, ten klausimų kaip ir nekyla, bet Boroviko užtvanka yra kitas lygis ir ten yra daug visokių niuansų, ten pradedant žiūrovų stebėjimų, baigiant, sakykime, ten elementariai žuvies svėrimų. Dabar belieka palinkėti lengvos rankelės traukėjams. Na ką, pirmasis kapitonų susirinkimas, tai viena iš tų retesnių progų, kai galima pamatyti visų rinktinių vadovus, vadovaujant visas galvas vienoje vietoje. Varžyboms prasidėjus, visi išsibarsto, išsilaksto kas savo ir vienas svarbesnių epizodų yra štai čia. Ir štai čia yra burtų traukimui paruošti kamuoliukai, trauksime eiliškumą. Nu, rytoj jau prieš pat varžybų startą, štai kažkuris iš šitų piliečių trauks trauks sektorių paketą ir žinosim, kas kur žvejojo. Dabar ką, deivukai, sėdim, laukiam, ar ne, kaip grybukai. Next
Next nation, Lithuania. Einam traukti eilės. Parodydami. Number 8. Rytoj sektorių paketą trauksime 8. Burtų traukimas pasaulio čempionate vyksta keliais etapais. Tai šiandien jau ištraukėme savo eiliškumo burtus. Na ir po to pagal eilę šiandien yra traukiamos zonos. Tai yra pagal registraciją, 1, 2 ir 3 kiekvienos rinktinės dvejetai, kurioje zonoje gaudys. Tai lauksime Deivio, kuris trauks zonos burtus. Tai tiesiog žinosim, tarkim, tarkime, A zonoje gaudo Mindaugas su Paulium, B zonoje Linas su Darium, na ir taip toliau. Tai va, kad jau viskas tikrai vyktų sąžiningai, žodžiu, vyksta tokia procedūra. Burtai traukiami 3 etapais. Na ir rytoj jau, kai žinosime, kurioje zonoje kas gaudys, trauksime zonų paketą, gausime iš karto 3 tikslius sektorius ir tiesiog žinosime jau, kuris dvejetas į kurį sektorių, į kurią zoną, į kurį sektorių važiuos žvejoti. First team, sector A. Taip, A zonoje Linas su Viktoru, Mindaugas su Paulium, B zona, na ir tik formalumas. Sector C. Linas su Darium, zona C. Na ką, mes jau antrą dieną čia Kroatijoje. Daug reikalų, kaip matėt, daug įdomių dalykų ir mūsų visa kompanija ruošiasi labai maloniai procedūrai. Atidarimo ceremonija, atidarimo šventė. Visi pasipuošę, visi su firminėm maikutėm. Labas, gintariukai. Va, jau su lenkais pabendravom. Tai va, viskas liuks. Daromės nuotrauką ir bėgame į atidarimą. Mes radom žuvų su gintaru, pašėrėm, radom batono. Pažiūrėk, kad čia darosi. Kliur ir nėra. Vai, mes dar. Pelė kiek yra? Radom bulkos. Oba. Pašėrėm. Pas mus žvejyba jau prasideda. Taip sakant, darom didelę šeimos nuotrauką. Daug mums žygo, srdce bije. Ką, mėlėjai, šiandien tiek mūsų video apžvalgėlėje apie 25-ojo pasaulio čempionato pradžią. Tikiuosi, kad nebuvo ilgų, nebuvo nuobodu. Rytoj prasideda didžioji diena. Rytoj traukiame sektorių paketą. Rytoj startuoja pasaulio čempionatas, kuriam Lietuvos rinktinė ruošiasi ištisus metus. Sportininkai atidirbo čempionate. Po to išvažiavo čia į Kroatiją. Tai dar kartą sakau, ačiū visiems žiūrėjusiems. Nepamirškite prenumeruoti mūsų visose įmanomose platformose, YouTube'as, Instagramas, Facebookas. Ir susitinkame rytoj. Video dienoraščius darysime kiekvieną dieną. Nežinome tik tai, kaip anksti jie išeis, kaip greitai mes juos spėsime pagaminti, bet turėkite kantrybės, juk mes žvejai. Sakau ačiū ir iki pasimatymo rytoj.